Viena iš aktualiausių temų šiandieną yra kategoriškumas. Daugelis neturime kantrybės, norime viską padaryti greitai, dabar neturime laiko, jeigu kažkas nesiseka, esame pikti. Kaip valdyti šitą, sakykime, savybę ir kuo ją pakeisti? Tai va, Gintarai, tau dabar toks klausimas ir labai norime konsultacijos apie kategoriškumo valdymą. Na, aš kada esu parašęs tokį straipsnį. Kategoriškumas kaip žemų vibracijų rodiklis arba, kaip čia dabar madinga vadinti, požymis, ar ne? Tai pirmiausia, tai yra nekantrumas. Lietuviškai galbūt reikėtų tai suvokti kaip nekantrumas, kantrybės neturėjimas. Kai atrodo, kad gyvenimas turi greitai tau asmeniškai išspręsti čia ir dabar tai, ko tu nori. Tai kartu ir šalia kategoriškumo išlenda ir kitos indikacijos, tokios kaip nuovargis, kaip jėgų neturėjimas ir taip toliau. Kartu tai paėmus yra bendra indikacijų suma, kuri rodo, kad žmogus neturi, arba jeigu mes tokie esame, neturim gyvybinės energijos. Kartais susidaro klaidingas įspūdis, kad žmogus tas, kuris turi energijos, gali akmenis tampyti iš taško A į tašką B ir čia bus labai energingas. Arba dirbs kiaurą parą, kiaurą naktį, be poilsio ir čia energijos kažkoks tai požymis. Ne. Tai kaip tik ne energijos požymis, o požymis to, kad žmogus nemoka valdyti savo energinį resursų. Jisai juos moka pereikvot ir pereikvojęs jisai nejučia pats tampa tokiu dirgliu, jautriu. Kadangi nėra jėgos, nėra galvoj pirmiausia jėgos, tai jam atrodo, kad visas pasaulis, kuris yra aplink, jį stengiasi išmušti iš vėžių. Jam stengiasi kažko sutrukdyti arba uždėti kažkokią apynasrį. Kaip tie, pavyzdžiui, sąmokslo teorijų kūrėjai, ten sako, ten kažkokia tai bloga jėga, ten masonai, iliuminatai stengiasi išmušti, ten kad žmogui ten būtų kuo blogiau. Tai vėlgi, tai yra kaltinimas kitko. Kai mes patys neturim viduje energijos, mes kaltinam kažką, nes tikimės kažko iš visatos, visata mums neduoda, o visata yra ir žmonės, ir situacijos, ir taip toliau. Ir tada mes kaltinam kažką, tik ne save, kodėl taip įvyko. O iš tikrųjų reikėtų atsigręžti į save ir išmokti, kaip jau mes nekartą minėjom, užtraukti rankinį stabdį, išmokti sustoti. Ir pirma indikacija, kuri rodo, kad reikia sustoti ir nieko nebeveikti, tai tada, kai tu jauti, kad esi kategoriškas ir tiesmukiškas, piktas. Kai tu iš visatos reikalauji to ir ano, nes tu pats galvoji, kad aplink viskas turi šokti tik aplink tave. O kai tai yra, tai aišku vėlgi rodo tai, kad tu neturi energijos. Žmogus, tas, kuris turi gyvybinės energijos, harmoningai tiki, kiek to jos reikia, jisai nereikalauja iš aplinkos kažkokio tai stebuklų. Jisai galvoja, kad, kaip bus lemta, tai susiklostys, ar ne? Kaip aš turiu nuomonę į tai, kas vyksta. Ir visata, žmonės aplink esančios gyvybės formos, medžiai taip pat turi nuomonę į tai, kas vyksta. Ir visas tai turi prasmę. Ir todėl, aš pagalvoju, kad man galbūt atrodo, kad taip turėtų būti. O, pavyzdžiui, medžiai atrodo, kad taip neturi būti. Katinui tam irgi atrodo, kad taip neturi būti. Tai tada mes paliekam tą teisę katinui, medžiui, orui, žuvims, paukščiams, daryti įtaką mano gyvenimui be jokios baimės, kad kažkas kažkam kažką sutrukdys. Kitaip tariant, lietuviškai kalbant, tai yra paleisti. Ir paleisti reikia mokėti. Paleisti tai reiškia ir sustoti.
sustoti, neveikti, nieko. Mes kartais dažnai būnam, iš tikrųjų, ne kartą tą mintį turbūt ir patys galvoti, ir jie ateina, kad mes per daug veikiam, per daug dirbam. Atsirado tie telefonai, atrodo, telefonai turi palengvinti gyvenimą, ne? Kompai, automobiliai, o mes gaunam telefonus, kompus, automobilius, mes dar daugiau dirbam, dar daugiau įsikinkom. O tai tada, kas moko žmogų nieko nedaryti? Tai va, reikia pirmiausia išmokti dabar numeris vienas žmogui užduotis, bet kuriam šiuolaikiniam, kuris gyvena mieste, persidirba, turi 6 darbus, 8 paskolas ir dar ten kiek tai reikalų. Sustoti, nieko pabandyti neveikti 14 minučių, keliasdešimt minučių, valandą. Ir tas vat, nieko neveikimas yra pats vertingiausias, nes tada tu esi pilnoj jungtyje su visata, su savimi pačiu, kūrinyje. Ir tau reikia tada tai išmokti pagalvoti ir sugalvoti. Bet nieko neveikti, sustoti ten keletą minučių arba valandą arba daugiau, taip įmanoma, bet kaip išjungti aplinką, kuri tave tiesiog kontroliuoja. Ir sako, tu va, sėdi dabar, nieko nedarai, tu va, turėjai kažkur nuvažiuoti, dabar nenuvažiavai. Tiesiog mes turime šalia žmonės, kurie mus stebi arba gyvena kartu su mumis ir jie skaičiuoja mūsų minutes arba mūsų, sakykime, galimybės, ką mes turėtume padaryti, kokie mums yra užkrauti lūkesčiai ir panašiai. Tai va, kaip tą aplinką išjungti, tai tu gal ir gali sustoti, bet aplinka aplink tave, jinai tiesiog zirzė, zyzė, cypė, klykė. Kaip su šituo, va, sakykime, fenomenu susitvarkyti? Tai nereikia su juo tvarkytis visiškai. Na, pradžiai pazys, po to nustos. Nu, gerai. Vat, pavyzdžiui, kaip čia dabar paprašiau pasakyti. Mes visą laiką reaguojam, ar ne? Yra toks žmogus, kad jisai reaguoja. Reaguoja mūsų tą centrinę nervų sistemą, jinai sukurta taip, kad jinai reaguotų dirgiklį. Kaip tas Pavlovas sakė, yra pirminė, antrinė signalinė sistema. Pirminė yra dirgiklis reakcija, ar ne? O pas mus dar antrinė signalinė sistema. Dirgiklis, apmąstymas, reakcija. Tai vat, žmonės tokie, kad jie dažniausiai gyvena toj pirmoji stadija, kai reaguoja į dirgiklius, daugiau niekas pas jų gyvenime gero nevyksta. Tai va tokia dauguma žmonių aplink mus ir gyvena, bet į juos nereikia reaguoti. Jeigu jie kalba, ką nori, išmokim, tai va yra tas... Ir tada skyrybos. Nu tai tebūnie, koks skirtumas. Nu, palauks. Pabus už durų, po to sugrįž. Arba pabus, paverks, pakrioks, nosinė, sugrįž. Bet tai, vat, jokios jokiais, bet reikia, vat čia yra, vat, globali problema. Reikia išmokti nieko neveikti. Pasidėti be jokios, o tada, kai mes išmoksim nieko neveikti, o čia sustabdyti akimirką, va, toj minutė, kur mes esam, sustabdyti akimirką ir sugebėti būti, pajaust oro konsistenciją, žirbliai čiurškia, ne? Čia kažkoks tai vietinis žmogus telefonu šneka, baras už nugaros, ten žmonės stovi eilėj, kad nusipiltų alaus, jūra ošia, ne? Gali parodyti jūrą žmonėms, kaip ten atrodo, Kiprė jūra. Tai yra nieko neveikimas. Tai yra va, tas rankinio sustabdymas ir išmokimas nieko neveikti. Tai va, jokios jokiais, bet buvo tokie renginiai būna, dažnai jie vadinami satsangais, ar ne? Atvažiuok koks nors guru iš tam Indijai paragavęs to reiškia, smarvės, reiškia, jau tipo nušvytęs, jis atvažiuoja į Lietuvą ir veda satsangus. Bet aš buvau labai rimtose satsangose, kurie
na, tikrai tą žodžio prasme atitinka tą žodį, kas ir tiesa turi būti. Kai tu bendrauji perteikdamas būseną, o būsenai perteikti nereikia žodžių. O mes žiūrim katinėlių, šakytą daug tų katinėlių, miega tenais. Jie perteikia būseną, ne? Jie nieko neveikia, bet jie perteikia būseną, tą vibraciją. Taip ir per satsangus yra žmonės tam pasiruošę, jie mokosi galbūt, jie dirba su savim. Ir dažnai koks nors mokytojas, jisai daug nežodžiauja. Jisai vieną kitą atsakymą pasako, bet dažniausiai žmonės susirenka, kaip pusę valandos tyli. O čia yra mokslas išmokti tylėti, ar ne? Tylėti ir nieko negalvoti. Bet kas yra įdomu, koks paradoksas čia atsitinka, kai išmokti tylėti, atrodo tavo prieš tai klausimas buvo, o kiti tave ten kūsija, ko te tam nieko neveikia, sėdi. O kai sėdi ir išsėdi idėją gerą ir jinai tampa vertingesnė už tą 150 minčių, kurios yra tam pašalinės, reiškia. Tai ateina į tavo klausimą, ateina atsakymas akimirksniu. Tu sėdi, susikoncentruoji, žinai, va, mano tas klausimas, tas. Bet tų 3 klausimų dabar nesprendžiu, žinau, kad jie yra. Bet aš ramiai tyliu, nusiraminu, klausau žvirblių, klausau jūros, uostau orą. Ir kažkas atitinka tokio, kad ateina į vieną klausimą atsakymus, antrą, trečią. Jeigu neateina į trečią arba į pirmą, jie po 5 minučių, po 10, po pusę valandos ateis atsakymą. Tai kažkas tokio stebuklingo. Tai va tas kvantinis lygis, ar ne? Čia jau kvantinis lygis, kai tu bendrauji be žodžių, ne? Tai va su ta aplinka, kuri yra čia aplink, mes matom tą matricą, ne? Žmonės matricoje gyvena. Jie kažkur tai užvesti, kažkur tai bėga, lekia, daro, kažkas su gyvenime svarbaus arba nesvarbaus vyksta, jie užsukti. Bet kai tu sustoji, tu išeini iš tos matricos, ar ne? Iš to bėgimo. Ir tada pamatai tikras spalvas, tikrus kvapus pajaus, tikrus garsus išgirst. O dažnai irgi atostogų tema, dažnai žmonės 1-2 dienas jie nieko nemato, nieko negirdi. Tik 3 dienoje atsiranda matymas, o slė girdėjimas, ar ne? Tada atsiranda tas ryšys su žeme, ryšys su pačiu savimi, nusiraminimas ir tada visos tos namų problemos yra taip toli, labai kažkur tai už 5 kalnų, už 6 jūrų, už 18 tūkstančių mylių. Ir tu sėdi, susispręs, kas bus, kaip bus, o ką čia tokio. Tai va, mes norim palinkėti visiems taipogi sustoti, laikas nesustoja, jis tiksi, bet neprivalome mes bėgti kartu su laiku. Tikrai taip, ir jau dabar birželio 1, mes filmuojam birželio 1, o įrašas pateks gal vėliau. Tai vis tiek vasaros pradžia, tai linkiu visiems išmokti sustoti. Dar kartą, galbūt tai yra sunku, bet sunkiausia gal gyvenime yra sustoti. Bėgti ir įsibėgėti lengva, o sustoti yra sunku.